Viską lemia žmogaus noras veikti ir keistis. Tik kartu bendrai galime dalintis patirtimi ir išgyvenimais, rasti bendraminčių idėjoms įgyvendinti. Bendruomenės neatsiranda iš niekur. Jas suburia bendruomeniškumo jausmas, nuolat stiprinamas darbais. Kelmės rajone veikia ir ateitį kuria 40 kaimo bendruomenių. – 2002 metais susibūrė bendrai veiklai, Petrališkės gyvenvietės bendruomenės nariai sako, jog net nepastebėję, kaip bendrai dirbant, kuriant, gerinant gyvenimo sąlygas, pralėkė 10 metų. Minėdami bendruomenės gyvavimo 10-metį, bendruomenės nariai šventę sukvietė kraštiečius, aplinkinių kaimų gyventojus. Petrališkės gyvenvietės bendruomenė nuo praeitų metų gyvendina projektą poilsio zonos įrengimas Linkaučių kaime, kurio tikslas sutvarkyti poilsiui skirtą teritoriją, kuri tenkintų vietinių gyventojų ir svečių viešuosius interesus, būtų pritaikyta trumpalaikiui poilsiui. Birželio 30 dieną perkirpta simbolinė sutvarkytos teritorijos įkurtuvių juostelė. Skambant dūdoms, visi šventės dalyviai ir svečiai pasklido po sutvarkytą poilsiavietės, vietinių vadinamos Bebrynė teritoriją. Šventėje kalbėjęs Petrališkės gyvenvietės bendruomenės pirmininkas Aleksas Lembertas prisiminė bendruomenės įkūrimo pradžią. Kalbėjo apie bendruomenės pagrindinį siekį bendrauti, bendradarbiauti, kurti gražesnę ir sveikesnę kaimo ateitį. Šiuo metu Petrališkės gyvenvietės bendruomenė vienija per 40 aktyvių narių. Susibūrė 2002 metais ir vadovaujami Eriko Šalčio, bendruomenės nariai savo lėšomis ir pastangomis sutvarkė gyvenvietės centre esantį beržyną, įrengė vasaros lauko sceną Gėlynus. Kiek vėliau vadovaujant Aleksui Lembertui, gerinant gyvenimo sąlygas ir mažinant socialinę atskirtį, bendruomenės pastangomis įrengtos laidojimo ir suremontuotos bendruomenės patalpos. Šventės metu jaunimas išbandė tinklinio aikštelę, kurioje sužaistos draugiškos varžybos. Pasirūpinta ir koplytėlės, pro kurią į naują poilsiavietę pravažiuojama aplinka. Linkaučių koplyčia statyta 1657 metais didikų Bardauskų. Pasak vietinių žmonių pasakojimų, didikai koplyčią pastatė vykdydami savo pažadus, kuriuos davė norėdami išlikti gyvi karo su švedais metu apylinkėse siaučiant marui. 1995 metais koplyčioje atlikti avarinės būklės likvidavimo darbai. Šiuo metu Linkaučių koplyčia kviečia pasigrožėti gražia liaudiška architektūra.